Nu tai sveiki visi. Šiandieną važiuosime į 5-ąją 100 km tako aplink Vilnių atkarpą. Ji prasideda tenais, kur baigėsi 4-oji, žemuosiuose Paneriuose. Eina pro Gariūnus, pro Depo, eina per Nerį, per tiltą ir baigėsi Lazdynuose. O dabar važiuojame link žemųjų Panerių. Atvykom į startą, einame link pradžios ženklo. Štai taip atrodys ta atkarpa. Esame čia. Eisim va taip. Čia pro Depo, per upę ir iki Lazdynų. 2 valandos kelio. Nu ką, judam. Ir be to dabar einame senuoju Vilnius-Kaunas keliu, kur anksčiau žmonės važiuodavo iš Vilniaus į Kauną. Čia tokia kelio atkarpa. Kaip matote, akmenimis grįsta. Šita atkarpa yra neilga, tik tais 8 km, bet skaitoma sudėtinga. Nu, nežinau, kad šitokio sudėtinga. Sunkiausias turbūt pakilimas. Eina savo. Gal vėl kalnai bus, bet pažiūrėsim. Tai šitas kelias buvo naudojamas iki 20 amžiaus, kol nepastatė to jau tikro kelio, kur dabar naudojamas, kur važiuojame į Kauną. Nu, panašu, kad mes ilgai šituo keliu eisime. Šituo senu Vilnius-Kaunas keliu. Einam pasižiūrėsim, ko čia gero yra. Kažkokia koplyčia. Ai, čia kapinės. Štai vėl prasideda kalnai. Labai staigus nusileidimas, bet mums, ačiū Dievui, per jį nereikia eiti, nes mūsų kelias yra į tą pusę. Bet aš manau, kad vis tiek teks nusileisti dar kelis kalnus, nors jie ne šitą. Ir dabar tik tais 16 laipsnių. Va, nusileisim prie upės ir be to biškį, man atrodo, nuėjom ne čia. Bet nieko, čia manau, galima grįžti. O tai kada mes spėjom įdomu nueiti nuo kelio. Radom. Va, koks kalnas. Va, koks dabar nusileidimas bus. O taip vat. Link upės. Čia jau matosi, kad bus kažkas.
O, pagaliau kažkas įdomus. Nes pakol kas tai toks nuobodokas kelias buvo. Nu va čia stačiausia dalis. Kažkodėl man mikrofonas neprisijungia. Būna, kad taip neprisijungia ir po to po kelių kartų vėl įsijungia. Nu, davai bandau. Wow. Aš dabar net leisdamasis nefilmuoju, nes neįmanoma filmuoti einant. Davai, palinkėkit man sėkmės. Nu čia tai kalnynas. Nežinau, kaip aš čia nusileisiu. Čia žiauriai stačiai. Nusileidau. Žiaurus kelias. Jo vienoje vietoje užstrigau. Nežinau, kaip praeit, bet nusileidau jau. Va, upė teka, neris. Kelias ir žiauriai status kelias čionais. Nesibaigiantis tiesiog. Stačiau negu praeitoje atkarpoje. Sunkiausias turbūt pakilimas. Eina savo. Sunkiau turbūt negu nusileis buvo tenais. Bet dėl vaizdų vertėjo. Eina savo. Aš mačiau mapse, kad bus toks nusileidimas ir toks pakelimas, bet nesitikėjau, kad jis bus toks status. Tikrai nesitikėjau. Nustebino ir nuvargino kojas.
Pagaliau nusileidom į gatvę. Lygus kelias Vadepa. Ir dabar tiesia linija turbūt iki televizijos bokšto. Ta prasme, mes nusileidom miške nuo kalno per šaknis ten baisių kelių. Paėjom biškutį ir tada realiai prie pat to kelio kilom atgal į viršų, tik jau nebe mišką. Per tokią pievą patys matėte. Irgi žiauriai stačiai, labai sunkiai. Kojos pavargo. Bet labai geri vaizdai buvo, žiauriai geri vaizdai. Ir kiek žinau, mes to įleisimės nuo tilto ir eisim į tą mišką, į tą pusę. Ir tenais jau link Pasakų parko Lazdynuose. Ir tenais jau link Lazdynų, žodžiu. Pasižiūrėsim. Va ten buvom. Va ten kažkur ta aikštelė yra apžvalgos. Kaip ir sakiau. Kaip čia tylu iš karto. Tik biškį nusileidom nuo gatvės. Jau iš karto žiauriai tylu. Čia yra skirtingos atšakos. Viena eina į tą pusę, o kita į tą. Bet kaip suprantu, šitą yra pagrindinė. Tai vat mes dabar ir eisim. Gerai, kad nereikia į šitą kalną lipti. Čia va dabar toks tiltas iš tikrųjų yra. Po apačia mašinos važiuoja. Ir čia yra toks turbūt praėjimas gyvūnams praeiti virš gatvės. O dabar mes einam per Pasakų parką. Štai iš to vietoj. Viskas. Baigiam atkarpą. 5 atkarpas jau praeitos. Lygiai pusė praeita. Liko dar 5 atkarpos. O 6 atkarpoje, matote, vėl bus skirtingos atšakos. Bet vėlgi pagrindinė va čionais eina iki Šeškinės. 8,5 km, valanda kem 2. Bet čia jau per kitą video. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Tikiuosi jums patiko. Ir susitiksime eidami 6 atkarpą.